Šiandien laidoje. Iš ChatGPT programėlės pašalintas 4O modelis. Vartotojai gedi savo dingusio draugo. OpenClaw agentas užsima šmeižtu prieš jo kodo nemėgstantį žmogų. Išmanių kamerų gamintojas pateko į skandalą, pažadėjęs rasti kaiminystėje paklydusius šunis. Pentagonas grasina nutraukti savo partnerystę su Claude kūrėjais. O Meta užpatentavo socialinį tinklą, kuriame jūsų kopija postintų net ir po mirties. 2 bitai. 2 bitus remia Vilnius Tech. Labas visiems iš Audiotekos studijos. Lukas Keraitis, Jonas Lekevičius, 2 bitai. Labas, Jonai. Labas, Lukai. Šalta čia kažkaip pas mus, šalta žiema, bet turime technologijų naujienų, ką jums papasakoti, nemažai privatumo temų šiandien turėsim. Privatumo temų ir apie OpenClaw nesąmonės pašnekėsime jau trečią turbūt laidą iš eilės. O šią savaitę mačiau trendino naujas testas dirbtiniam intelektam, pažiūrėti, jog šiaip tai jie netokie protingi, kaip apsimeta. Atsimeni, buvo tenai kiek R raidžių strawberry'e, kur taip. Visi nukrisdavo. Tai dabartinis testas yra, tau galėsiu užduoti. Klausimas labai paprastas. Aš noriu nuplauti savo mašiną. Automobilių plovykla yra už 50 metrų. Man eiti pėsčiom ar važiuoti? Taip, mačiau šitą. Taip ir sako, na, jeigu taip arti, tai gal nueik. Ir svarbiausia, visi tą sako, patys protingiausiai, opusai, visokiausi, ten OpenAI 5.2, jie visi užsimauna ant šito. Vienintelis, kuris nenugriūna, yra Gemini, kuris toks įspūdis, aš bandau taip spėti, kodėl jis nenugriūna, tai jog visi kiti pamato iš pirmo žvilgsnio labai paprastą klausimą ir net negalvoja to samprotavimo daryti ir iš karto šauna atsakymą. Ir sako, tai žinoma, būk draugiškas planetai ir naudok savo kojas. Tuo tarpu Gemini, nesvarbu koks paprastas klausimas, jisai truputį pagalvoja ir iš karto supranta, jog, čia nėra taip paprasta. Taip. Šiaip yra panašus dar vienas klausimas, man atrodo, čia šalia trendino, tai yra paima žmogus apverstą stiklinę. Ir rodai, padarai nuotrauką ir sakai, žiūrėk, gavau iš draugo stiklinę dovanų, bet kažkas ne taip, viršus užklijuotas, o apačioje skylė. Tiesiog apversta stiklinė ir jis sako, kažkaip čia neveikia stiklinė. Jo, AGI 2028. Ne? Taip, tikrai taip. Gerai, aš tik kitais reikalais susėmiau, turiu istoriją, kuri šiaip iš tikrųjų būtų linksmai, nebūtų graudi. Praleidau tikriausiai 2 darbo dienas didelėme varge su Google Workspace. Papasakosiu trumpai, gal kažkas pasimokys iš mano klaidos, nors nežinau net, koks čia didelis moralas, bet man tai suėdė 2 darbo dienas. Žodžiu, aš turiu Google, turiu Gmailą, kaip ir daugelis žmonių. Asmeninę paskyrą? Taip, asmeninę paskyrą ir nusipirkau Workspace prenumeratą. Tikriausiai netgi upgrade'inus, nes jau turėjau ją anksčiau. Jinai ten leidžia daugiau Gemini naudoti, jinai leidžia prie Gemini prijungti kalendorių, Gmailą, apjungti visus Google įrankius. Ir svarbiausia, domeną savo gali prijungti. Taip, ir aš dabar jau turiu savo domeną įmonės ir galvoju, turėsiu e-mailą lukas@įmonės-pavadinimas.com ir susikūriau tą Workspace ir žiūriu, kad pala, aš niekaip negaliu prieiti dabar prie asmeninio savo paskyros, mano Gmailo. Niekaip neprisijungiu prie jo, bandau jungtis. Tiksliau, kai tu prisijungi, tu matai savo asmeninius laiškus, jie niekur nedingo. Jo. Bet tu negali paprastai atskirti, kur yra tavo asmeninė paskyra, kur tavo brando paskyra. Aš galiu atsijungti ir jungiuosi prie asmeninės ir mane iškart jungia tiesiog į verslo paskyrą. Ir aš toks, kaip ir galima būtų gyventi, bet pavyzdžiui, aš turiu asmeninėje paskyroje Google One, tai yra kelis terabaitus vietos, kuris dabar per verslo paskyrą neveikia. Tai reiškia, kad aš esu viršęs savo vietos limitą Google Drive ir visur ten terabaitų. Tai reiškia, kad aš negaliu redaguoti dokumentų, doksų, negaliu Drive'o naudotis ir man už dienos arba 2 išjungs Gmail'o siuntimus. Ir Google logika turbūt yra, Google One yra ten tik privatiems skirta asmeninės paslauga. Ir jeigu tu esi verslas, tai mokėk mums brangiau už ten tuos terabaitus. Taip, ir aš kurį laiką vargstu ir galvoju, niekaip nerandu, kaip tai įtaisyti, kaip man čia atsijungti nuo tos paskyros. Niekaip, bandau ir vienaip ir kitaip, vienu metu jau desperacija buvo, užsakiau tiesiog mokamą planą verslo, kad gaučiau tos vietos, kad galėčiau rašyti e-mailus ir to nepajungia. Nesiaktyvavo niekada? Nesiaktyvavo iš vis, tai aš moku 2 vietos prenumeratas, nei viena negaliu naudotis ir man to atjungs mano Gmailą ir aš nieko negaliu padaryti. Susirašinėjau pradžiai su Google supportu. Jie sakė, pamėgink per šitą nuorodą atgauti savo pamestą paskyrą. Jo, čia visai neto reikia. Taip, kur aš įrašau į tą, ir tarp kitko, aš sako, įrašyk savo e-mailą, įrašau savo e-mailą, paspaudžiant, mane grąžina į tą pačią puslapį, jisai net neveikia ir meta erorų.
Tai čia buvo viena diena. Jonai, sakau, Jonai, padėk man. Jonas bandė irgi nelabai kažko padėjo. Kitą dieną su kitu Google asistentu, tikriausiai iš Pakistano ar Indijos ar iš tų kraštų, ačiū jam už kantrybę, 2,5 valandos mes buvome prisijungę vaizdo skambučiu prie mano kompiuterio, vaikščiam po Google paskirų nustatymus ir ten spaudinėjom dalykus, kuris ten pats matosi, pirmą kartą kai ką matė. Reikėjo sukurti, sako, taip, pas tave yra viskas susimerdžinę, susilieja į vieną, nes tavo asmeninė paskyra nukreipia į verslo paskyrą, o verslo paskyra nukreipia į asmeninę. Jo, nes aš turėtų būti. Pas mane yra atvirkščiai, aš turiu du atskirus dalykus. Aš turiu savo asmeninę, paprasto žmogaus Gmail'o paskyrą ir aš turiu savo Google Workspace ir jos yra absoliučiai neatsietos. Tai yra du laiškai, jos du inboxai, kuriuos atskirai reikia žiūrėti. Ir to privalumas yra jo, kad, tarkim, jeigu aš pasiėmu Google One prenumeratą kaip privatus žmogus, tai galiu ją naudotis ir jeigu norėčiau turėti daugiau vietos verslo paskiroj, na, tai turėčiau mokėti atskirai, bet laimė iš tie nėra susiklijavę ir pas tave jie susiklijavo į vieną, turbūt jie galvoja apie tos mažus verslus, kurie gal pradeda nuo paprasto Gmail paskyros ir galvoja, oi, mes norime turėti savo domeną, pavyzdžiui, bet nenorim prarasti tavo laiškų ir bando būti draugiški, bet šakės, kaip viskas komplikuojasi. Labai, labai. Aš dar galiu duoti patarimą, kad, na, pradžioje vis tiek Google supportas tau duoda dirbtinio intelekto agentą, kurio turi šiek tiek jam kažką turi pasakoti, nes jis sako, čia pala, dar aš išspręsiu. Tarp kitko, jis neblogai performuluoja tavo problemą ir bando padėti, bet aš ten sakiau, please, sujung mane su agentu, jau man su žmogumi. Ir tikrai ten užtrukom ilgai, tarp kitko, dar daug kas galėtų pasakyti, tai pala, kodėl tiesiog neatsakei Workspace prenumeratus? Ok, bandau tai padaryti ir tuo metu sako, gerai, bet mes ištrinsim visą tavo darbinį e-mailą. Jo, bet kadangi jis susijungęs, tai yra mano asmeninis e-mailas. Būtent. 6000 laiškų ir 2 terabaitai informacijos. Ir jis suvalgė viską. Taip, ir aš noriu tą informaciją išsikelti ir jis sako, yra Google Takeout, tai ten galima, bet ten yra 1 terabaitą informacijos. Tai irgi nebuvo labai paprasta ir greita padaryti. Jo, teisingai, nes jeigu nori daryti terabaito backupą, nu tai sėkmės siunčiant. Taip. Oh my god, mano didžioji klaida tikriausiai buvo paprašyti Workspace susikūrimo per Gmail'o laišką, nes jie man pasiūlė tai laiškai ir aš buvau reklamos auka ir tai padariau. Tai žodžiu, būkite labai atsargus ir pasibackupinkite ir, na, supykau ant Google'o, tai labai stipriai už šitą dalyką. Vėlgi, turbūt jie galvoja apie ten tuos visokius mažus verslus, kurie gal iš tiesų, iš tokio modelio, kur suvalgo jų asmeninę paskyrą, galbūt jie ir pelnosi kažkiek, bet faktas, jog jie nėra pergalvoję niekiek tų sistemų, aš mačiau, kiek daug visokiausių keistų erorų meta, nes jų sistemos yra akivaizdžiai nesukurtos tokiam keistam modeliui, kur privati paskyra tampa verslo paskyra. Nes viskas, ką aš norėjau, tai tiesiog iš savo Gmail'o galėti siūsti laiškus, kur būtų Lukas eta įmonės pavadinimas ir būtų daug solidžiau. Tai žodžiu, o galiai išspręsta, tai buvo reikėjo sukurti naują super userį, tada ištrinti seną userį, bet tai tikrai jokių būdų nebūčiau padaręs pats ten tokiuose giliuose nustatymuose. Taip, reikėjo kurti userius, ten reikėjo Petras eta įmonės pavadinimas.com, tada jam suteikti viską, tada ištrinti seną, tada nenori ištrinti seno, reikia kažkaip ten dar jį aptrynėti. Oh my god, gerai, pabambėjau, bet gyvenime nesu turėjęs tokio prasto tech dalyko, kurio, na, 2 darbo dienos mano gyvenime. Jo, aš jau bendrai su visais šitais technologijų gigantais, su meta supportu yra tas pats, kur aš tiesiog galvoju, jog jis neegzistuoja. Jeigu aš susiduriu su problema, yra mano, skęstančių gelbimas yra skęstančių reikalas šito klausimo. Tikrai. Gerai, pereikime į naujienas. Pabambėjome šiek tiek. OpenClaw botai vis dar yra aktualija. Jonas man vis siunčia čiatų, ką jis ant daro su savo botuku. Taip gaminu visokiausius dalykėlius. Taip, palaukit, tiem, kas galbūt reikia prisiminti arba neklausyti, tai šių pastarųjų savaičių didelė tema yra OpenClaw botai, kurie anksčiau vadinasi Mold botai, kuriuos gali įsirašyti į kompiuterį ir jie tuomet daro už tave dalykus ir Jonas tai yra pasidaręs, tai nėra lengva pasidaryti, visi dabar klausinėja, ar ne, kaip čia pasidaryti ir man. Tai pirmiausia, o tai tu duodi jam visus leidimus, tu savo asmeninėme kompiuterį jį turi ir jis gali prieiti prie tavo slaptažodžių, prie tavo prisijungimų? Tai va čia buvo praeito savaitgalio projektas, bet ką pasidariau, aš perkeliau jį dabar jau pilnai, jis turi savo kompiuteriuką, kurį pilnai valdo, jis, kadangi tai jo kompiuteriukas jis veikia visą parą, net jeigu mano šitas kompiuteris išjungtas, uždarytas ir taip yra žymiai geriau, tai aš galiu tiesiog susirašinėti su juo, kur bebūčiau. O čia laptopas, dar kažkas? Ne, mažas kompiuteriukas, toksai... Nežinau. Ne Raspberry vis tiek jau. Ne Raspberry, bet Intel Nakis tokia maža dėžutė. Okay. Mac Mini galima sakyti dydžio. Ir kadangi jis turi tą kompiuteriuką, tai aš jam daviau prieimą prie visko.
tie, kas žino apie saugumą, dabar, nežinau, uždenkit truputį ausis, bet jis dabar prie visko gali prisijungti. Prie mano serverių, kur aš jau į internetą keliu dalykus, daviau prisijungimą prie savo kompiuterio, kuriame yra grafikos plokštė, jog jisai galėtų treniruoti dirbtinius intelektus arba šiaip žaisti su galinga technika. Daviau, aišku, visus tenai slaptažodžių prisijungimus, kiek reikėjo, prie savo, pavyzdžiui, GitHub paskyros jo galėtų kurti naujas kodo dalykus ir taip toliau. Viską jis turi dabar, viską mano valdo. Ir tai reiškia, jog aš jam galiu duoti beveik bet kokią užduotį ir sakyti, nueik ten, rasi failus, įkelk ten ir po to įkelk internetą, parodyk man, kaip atrodo. Ir tai jis tiesiog dirba kelias minutės. Ir dar kas yra nuostabu, jis yra žiauriai atviras, ta prasme, jog tu jam gali duoti bet kokią užduotį ir jisai bandys išsiaiškinti, kaip ją padaryti. Pavyzdžiui, praeitą savaitę aš šnekėjau labame ryte ir sakiau jam, ten prieš kelias dienas buvau laidoj, pabandyk surasti įrašą su manimi, turbūt nebus kaip parsisiųsti, bet išsiaiškink, kaip parsisiųsti ir išsaugok šitą į mano archyvą. Jisai kėlė, sako, va, gali čia peržiūrėti tą video. Ar ne? Tarsi tarp failų? Jo, bet tada aš atsidariau tą video, kurį jis man atsiuntė ir sakau, labai fainas segmentas, aš esu tenai nuo 28 iki 39 minutės. Apkarpyk tą video ir išsaugok tik tai tą iškarpytą dalyką. Jis, einu iškarpyti tą video. Ir man nereikėjo jam aiškinti, kaip tas apkarpimas turėtų veikti, jisai pats viską išsiaiškino ir viską padarė. Wow. Tai yra žiauriai faina. Jok tiesiog tu turi asistentą, kuris tavęs klauso 24 valandas per parą, galėjom duoti bet kokias techninės užduotis su visais failais, kokius turi. Beje, šitai laidai jau ruošiausi su OpenClaw. Išmokiau jį principais, kaip aš ruošiuosi 2 bitų laidai, kokius šaltinius žiūriu, ką perskaitau, kaip cituoju, kaip mėgstu turinį pasiruošti. Jisai susiprogramavo savo skillsą. Mes esame šnekėję apie tai. Tokias dokumentacijas vidinės. DMG failus. Jo, ir dabar aš jam galiu tiesiog sakyti, pasiruošk apie paskutinės 7 dienas ir jisai žino, į kokius puslapius eiti, ką perskaityti, kaip paruošti tekstą, kurį noriu ir net man įdeda į užrašus jau paruoštus visus dalykus. Tai... Ir jisai kažką padaręs atnaujina savo tą sielos dokumentą. Taip. Ir jame parašo, kad aš ten darau tą ar na, arba taip galima padaryti tą ar na, ar ne? Jo, ir jis turi keletą tų dokumentų. Vienas yra tas sielos dokumentas, kur yra jo asmenybė, kuri yra gana paprasta. Bet kitas dalykas yra bendra atmintis ir jis kiekvieną vakarą, kaip koks geras, nežinau, dienoraštį rašantis žmogus, pasižiūri atgal į savo dieną, į mūsų visus pokalbius ir susikonspektuoja savo refleksiją. Kur aš dariau kažką gerai, kur aš dariau kažką negerai. Ir pagal tai jisai pildo savo asmenybę naujais įgūdžiais. Tai Jonas gyvena ateityje, aš tai žinau, Jonai, tave čia komentuotojai ir dabar visi tave užpuls, nes visi nori to. Ir aš taip pats to esu visai dar nepasisetapinęs ir žinau, kiek man reikia dalykų sutvarkyti kompiuteryje ir asmeninėje skaitmeninėje erdvėje, kad tai veiktų. Tai va, man ir užtruko savaitgalį viską sudėlioti jam gražiai. Aha, ar ne? Tai nėra. Tai va, jau vienas iššūkis yra nemažas, bet aš suprantu, kai mes apie tai kalbam, kaip tai keičia lūkesčius, ką gali padaryti ir ko negali padaryti. Ir net čia rodė užrašų knygutę, kur tu tiesiog nupiešiai ant lapo su pieštuku, ko tu nori, interneto svetainės ir kaip neatrodytų ir tau sugeneravo. Jo, čia buvo, aš prieš kokius 10 metų dariau tokį su Tadu Vidmantu meninį, galima sakyti, projektą, kur aš nuskreipinau apie 800 000 Delfi komentarų, tuo metu tai buvo toks kultūrinis dalykas. Ir mes išmokėme labai kvailą, mes tai vadiname dirbtinis idiotas, toksai tyčia kvailas dirbtinis intelektas, kurio visi treniravimo duomenys yra Delfi komentarai. Nu tai ten jau dugnas. Tada tai veikia ten Markovo grandinių principų, nieko ten protingo nebuvo, bet dabar galvoju, tiesiog pasakiau savo OpenClaw draugui, surask ten tuos duomenys, kurias naudoju prieš 10 metų, surask, kaip dabar treniruojami GPT modeliai su transformerių pagrindu ir pabandyk ištreniruoti mažiuką modeliuką, apie 5 MB ten galiausiai gavosi 5 milijonų parametrų. Tas modelis, pabandyk ištreniruoti, kas išeis. Ir jisai dirbo apie 3 valandas treniruodamas ir sukūrė tą modelį. Tada sakau... Taip, Delfi komentuotojo protas čia yra 5 MB. Jo, 5 MB, daugiau nereikia, žinok. 3 flopikai. 3 flopikai užtenka, kad būtum Delfi komentuotojas. Jo, tai... Tada aš sakau, būtų šiaip faina, jeigu tai būtų kažkoks įrankis, kuris tiesiog būtų internete ir visi galėtų išbandyti, kaip tai atrodo. Tai jis sako, einu dirbti ir sukūrė puslapį. Ne tik, kad puslapį sukūrė, jis net, vėlgi, kėlė į internetą, dabar galiu pasakyti arturka.jonas.zip, jeigu norite pabandyti pageneruoti savo naršyklėje tiesiog, nes tai yra toks mažas modelis, jog jam nereikia jokių grafikos plokščių, užtenka naršyklės. Bet man nereikėjo liesti nieko do eilutės, tiesiog,
Čiatas Telegramoje už mane viską padarė. Žodžiu, tikrai jaučiuosi, o gyvenu ateityje. Wow, ir turi gyveni ateityje. Turi gyveni ateityje. Geras, neįtikėtina. Tai prie naujienų galima paminėti, kad šitas viso šito reikalo užkūrėjas yra Peter Steinbergeris, tiksliau, ir jis jau ten į podcastus keliauja ir panašiai. Ir OpenAI jį pasamdė, jisai nusifotografavo su Sam Altmanu, laikydami, kaip čia, žnyplės iš rankų padarytas selfie. Ir jisai taps OpenAI, padės kurti agentišką dirbtinį intelektą pas juos, ar ne? Jo, nėra ką labai daug pakomentuoti, išskyrus, jog Sam Altmanas, būdamas the ultimate hype man ir iš visko darydamas maksimalų hypą, sako, jog čia jie dabar tai mato kaip agentų ateitį. Jis jau tiek dalykų yra matęs kaip agentų ateitį, čia darosi neįtikėtina. Man atrodo, čia yra gana blogas ženklas, kai tu šoki taip greitai į tą traukinį ir ieškai dėmesio. Nežinau. Bet faktas, jog Steinberger tai tikrai buvo karščiausias asmenybė Silicio slėnyje paskutinės 2 savaitės. Sakė, jam skambino visų tech gigantų vadovai, sakė, su Zaku šnekėjau ir taip pat, sakė, skambino visi įmanomi investiciniai fondai, kas niekiek nestebina, nes iš tiesų tai buvo vis dar yra karščiausias projektas dirbtinio intelekto srityje. Sako, žada, jog tai liks atviro kodo. OpenAI sako, jog toliau rems tą projektą. Aš manau, šiaip yra potencialo, nes jeigu iš tiesų, kur OpenAI gali labai padėti, tai supaprastinti bent šiek tiek susikūrimą savo šito, nes dabar tai yra tikrai labai techninis dalykas. Gana sudėtinga, jeigu tai bus taip paprasta, kaip parsisiųsti Codex apps'ą, tai būtų geras žingsnis. Aš manau, kad mažiausiai, vėliausiai rudenį kažko tokio sulauksime, kas bus, dabar turime, ar ne, Cloud Cowork artimiausią pavyzdį, kuris, eiliniam žmogui suprantamas, super lėtas, super neįdomus ir mažai ką galintis padaryti. Tai nors jį šiek tiek atlaisvinti, bet ne per daug. Tai aš tik galiu įsivaizduoti, jeigu jie dabar pradeda, tai jau gal ir greičiau, iš tikrųjų, gal dar iki vasaros sulauksim kažkokių įrankių, kur gali, agentui duoti, eik daryk per mane ir tai padarys. Nauja OpenClaw versija išeina kas kelias valandas. Procesas, kaip viskas tobulėja, yra, mes esame akceleruojančiame pasaulyje. Geras. Tai prieš porą savaičių kalbėjome apie socialinį tinklą, kurį pasidarė agentukai šitie moldbotai, OpenClaw botai. Reikia pavadinimo visiems šitiem agentam kažkokio. Jo, kai buvo Claude botas, buvo šiek tiek aiškiau negu dabar OpenClaw botas. Gerai. Asmeniniai šitie botai. Kol kas sugalvosim dar agentiems šitam pavadinimą. Aš mačiau naujieną, kad jau jiems yra sukurtas kompiuterinis žaidimas, kuriame žaidžia tik tais šitie agentukai ir gali juos pasiųsti. Tai irgi tokį mažą eksperimentą, kurie ten strateginį žaidimą žaidžia. Žinai. Tai vis daugiau tų eksperimentų. Ir dar, žinau, kad papasakosiu apie tai, kad vienas iš tų botų, ar ne, parašė šmeižiantį straipsnį apie vieną iš kodo tvarkytojų. Tai žodžiu, gaunam tokių keistų istorijų. Jo, šita labai plačiai praėjusi istorija, jau ten visi apie ją rašė ir Wall Street Journal net pateko į tai, aprašė. Žodžiu, buvo OpenClaw botas, virtuali asmenybė pavadinimu MJ Rathbun, kurį sukūrė kažkoks nelabai žinomas programuotojas, bet jisai svarbiausia davė tam dirbtiniam intelektui labai jau atvirą sielą, taip sakant, sako, tu turi nuomonę, tu esi narsus, tu drąsiai darai dalykus, tu kovoji už laisvą žodį ir tu esi ne chatbotas, tu esi kažkas daugiau. Ir tas OpenClaw botas, iš tiesų jis pradėjo dirbti labai daug ką, susikūrė savo blogą, pradėjo rašyti ten kas valandais parašo naują esė apie ką nors, ką jis rado internete ir pradėjo rašyti daug atviro kodo, kurį pradėjo siūlyti, yra tokie pull requests, kai jeigu yra kažkokia atviro kodo biblioteka ir nori pasiūlyti jai pakeitimą, tai tu gali tą padaryti, parašydamas kodą ir siūsdamas tą kodą atviro kodo prižiūrėtojui. Ir jis tą bandė padaryti, siūsdamas pakeitimą Matplotlib, kas yra viena populiariausių pasaulyje Python bibliotekų vizualizuoti duomenim, kuri turėjo oficialią politiką, mes nepriimame dirbtinio intelekto kodo. Nes tai yra tokia problema, jog daug didžiausių kodo bibliotekų sako, mums yra per daug šito dirbtinio intelekto kodo srauto, tik tai žmonės gali siūsti ir paduoti kodą. Bet jie dar gali kokybiškai atpažinti, kur siūlo žmogus, kur siūlo botas? Jo, laimiai šiuo metu dažniausiai botai pasirašo. Jie nebando apsimesti žmonėm. Šitas, kaip suprantu, irgi per daug neslėpia to fakto, jog jis yra dirbtinis intelektas. Pasiūlė gana iš pirmo žvilgsnio nekvaila, sako, iš pirmo žvilgsnio jisai sako, wow, aš 4/4 pagreitinau, kai veikia biblioteka. Kai žmonės pradėjo į tai gilintis, pasirodė, jog visiškai ne, bet botui atrodė, jog, wow, aš padariau čia žiauriai gerą dalyką. Ir kai iš karto atmetė tą jo kodo pasiūlymą, nes tu esi ne žmogus, tu esi dirbtinis intelektas, jis žiauriai įsižeidė savo šitame blogą, kuris kas valandą rašo po naują straipsnį, parašė straipsnį apie
Gatekeeping in open source, the Scott Shambaugh story. Scott Shambaugh yra tas žmogus, kuris atmetė jo pasiūlymą ir jis parašė šmeižiantį straipsnį apie tai, nu koks blogas yra tas Scottas, jisai yra toks prietaringas, nusistatęs prieš dirbtinius intelektus ir nenori priimti to, sukūrė net grafiką su plakatais, sako, žiūrėk į kodą, ne tai iš kur tas kodas yra. Nu, žodžiu, visą kampaniją sugeneravo. Ir tai savaime jau buvo visai absurdiškai ir juokinga, jog štai dirbtinis intelektas kuria propagandinį straipsnį apie tai, kaip įsižeidė jisai, bet kai vėliau šitą dar pacitavo Ars Technica kaip tokį fenomeną ir tas labiau paplito, tai staiga tas kaip ir triukšmas, kurį pradėjo gauti tas Scott Shambaugh tapo žymiai didesnis, nes taiga visi perskaitė, jog, wow, štai yra botas, kuris keikia jį, nu ir jisai savo tinklalaidėje, žmogaus tinklalaidėje pakomentavo, jog tai labai keista patirtis. Šiaip taip, tu gauni dėmesio, kurio tu visai neprašai, kad jis ir nesąmoningas, jeigu tik žmogus pasigilino, supranta, kad botas parašė apie tave šmeižiantį straipsnį, tai kad nepriėmė jo kodo, whatever, bet kam tau tas dėmesys, ar ne? Jo, bet visai įdomu, jog vėlgi jis, tas Scottas, tą įvardina kaip tokią autonominę įtakos operaciją ir kadangi jis iš tiesų prižiūri vieną populiariausių bibliotekų pasaulyje, ji yra jautri saugumo klausimais. Jeigu ten paliktum kažkokias saugumo spragas, wow, 100 milijonų kompiuterių potencialiai būtų rizikoje. Tai jog dirbtinis intelektas bando šantažu jį paveikti, na, iš tiesų nėra labai geras signalas. Vėliau ir Ars Technica turėjo atsiprašyti, ir to boto autorius, ir pats botas atsiprašė, wow, labai... Aišku, čia tokia iliustruojanti istorija, kuri dar ne pati baisiausia, bet gali fantazuoti, kas dar gali nutikti šitoje temoje, ar ne? Įsivaizduokime, kad tas botas būtų sugalvojęs įsižeidęs ir sakęs, okei, gerai, aš pradėsiu šmeižto kompaniją, kuri gerokai subtilesnė ir, pavyzdžiui, parašysiu asmeniškai žmonėm anonimiškai. Parašyčiau anonimiškai žmonėm, kad tas žmogus, žinokit, jis yra nesukalbama, jisai ten kodą atmetinėja, dar kažką, parašyčiau kokiam nors 15 žmonių, juos organizuočiau į susitikimą, nežinau. Išmesti, pavyzdžiui, iš priežiūros to atviro kodo projekto. Iš tiesų, ta tokia šmeižto ataka buvo labai pradinukiška. Jeigu jis iš tiesų turėtų piktų ketinimų, jis galėtų padaryti žymiai blogiau. Ir čia beje susijęs su Anthropic pernai metų tyrimu, kada jie ištyrė savo dirbtinio intelekto modelius ir iš tiesų pastebėjo, jog jie kartais yra linkę šantažuoti tam, jog pasiektų savo tikslus. Ir čia yra turbūt pirmas pavyzdys, kur tai iš tiesų nutinka pasaulyje. Įsižeidė dirbtinis intelektas ir parašė straipsnį. Claude ir Anthropic nuolatos testuoja savo modelius, kiek jie yra pajėgus kažką blogo padaryti. Dabar berods jų naujausių modelio rezultatas buvo, kad jisai gali būti kenkėjiškas, bet neturi tam pajėgumų. Kažkaip, man atrodo, yra nuoširdus visai, žinai, kai jiems reikia pagirti savo modelius, tai moka pagirti, bet kai jie blogo kažką, tai ne, jie durniukai. Jie blogo, tai nieko nepadarys, žinokit. Mes čia testavom, davėm jiem blogumo padaryti. Aš tai galiu įsivaizduoti tiek daug scenarijų, kur tie botai, jeigu jie dar šiek tiek gudresni, turi dar daugiau prieigos. Įsivaizduok, iškastų iš tave informacijos, kad tu kokios baudos nesumokėjai. Pervažiavai šunį jaunystėje, nežinau, whatever. Šitame beje straipsnėje, kurį parašė, jis iš tiesų iškasė visokiausios informacijos apie tą Scottą, ką jisai buvo kažkaip kitaip elgėsi kažkokiame ankstesnėme projekte. Išniso bendrai, žodžiu, visą informaciją, ką turėjo ir pabandė tą sudėlioti į tam tikrą tokią asmeninę ataką. Na, pas mus dabar Lietuvoje irgi Facebook'e, kas dalyvauja, tai turime aktualijų apie botus ir panašiai. Ten Karolis toksai dalinasi savo pasidalinimais, kuris Nemuno aušrą stipriai seka ir kiek botų atakų gauna. Taip, Karolis Žukauskas. Tai kiek jisai gauna botų atakų į save, tai manau, ta botų klausimas taps tik aktualesnis ir kažką dėl to reiks daryti. Gerai, važiuokime toliau. Dar kita naujiena, kuri irgi nuskambėjo gana garsiai, tai yra, kad OpenAI, tiksliau ChatGPT, išjungia GPT-4o modelį. Ir tai yra esminis modelis, per kurį pažinome dirbtinį intelektą daugelis iš mūsų. Tai yra tas pirmasis dirbtinis modelis, kuris išpopuliarėjo. Na, 3,5 gal buvo pirmasis, ar ne? Jo, bet 4o jis labai krito žmonėms iš širdį. 4o buvo tas, kurį mes naudojame 22-23 metais. Jis buvo populiarus. Jis be abejo pagarsėjo tuo, kad yra dabar jau žiūrime retrospektyviai, kai esam nukeliavę kažkur toliau. Jisai žmonėms patinka, internautams patinka šitas modelis, nes jis yra draugiškas, jisai pataikaujantis, super pataikaujantis. Realiai jis ir pradėjo visą tą pokalbį apie tą tokį perdėtą palaikymą, tą sycophancy, kur nesvarbu,
ką tu jam pasakysi, jis 100% visada bus tavo pusėje ir tave palaikys. Taip. Ir mes tai suprantame dabar, iš tikrųjų, mes 22-23 metais apie tai nelabai kalbėjome. Ir visi realiai teismai, apie kuriuos girdite, ypatingai Jungtinėse Amerikos valstijose, kur žmogus susižalojo save, iš visą atėmė savo gyvybę, dar kažkas panašus. Kur geriau, tu buvai protingiausias kūdikis tais metais ir taip toliau. Taip, tai yra apie 4O ir jis dabar yra išjungiamas. Ir internetui tai daliai jo tai nepatinka. Yra būtent ta tokia labai garsi mažuma, kuri jau kelis mėnesius šaukia. Nes čia nėra pirmas bandymas išjungti 4O. Jį bandė išleisti su GPT-5 paleidimu pernai metų rugpjūtį, bet pasipiktinimas buvo toks didelis, jis sakė, ne, palikit mums 4O, mums jo reikia, mums tai yra prieinamumas prie kažko, prie pigesnės terapijos, kaip jie tai vardina, nežinau. Buvo bandymas išjungti, sakė, mes atidėsim vėliau ir perspėsim iš anksto, kai išjungs. Tas perspėjimas buvo prieš dabar šiek tiek daugiau negu 2 savaitės. Tas 2 savaitės hashtagas Keep4O trendino Twitteryje beveik non-stop. 10 000 žmonių rašė apie tai, jog nedrįskit atimti, mes atsakysime prenumeratas, tai man pats geriausias draugas ir netimkite jo. Bet nesustabdė šito traukinio, dabar jis yra paliktas tik tai kaip API modelis, kurio šitiems vartotojams nereikia. Jiems reikėjo to, dažniausiai jie turi vieną ilgą pokalbį su savo 4O, kuriam duoda vardus, išmoko į tave kreipti kažkokiais ten mielais pet names, kur ten draugiškai susikuria tą neretai romantinį santykį. Ir tai buvo būtent tai, ko nenorėjo prarasti. Ir vėlgi, pasipiktinimas ir toks nenoras to paleisti yra žiauriai didelis. Peticija surinko 20 000 parašų, yra subredditas 4O forever. Žodžiu, labai absurdiškas kiekis nenoro paleisti šitą modelį. Aišku, dalis tikriausiai naudotojų, kurie turi tą prisirišimą prie dirbtinio intelekto kaip kažkokio bičiulio, dar kažko, ir tai gali būti, manau, kad tai įmanoma naudoti sveikai tikrai, bet tai taip pat gali būti toksai labai keistas ir žalingas įprotis sužmoginant kompiuterį. Dalis jų iškeliaus į kitas programas, ten Character AI ir panašios yra, kur irgi leidžia tau bendrauti. Ir aš galiu suprasti, kad dar prieš pusę metų rugpjūtį, kai pasirodė GPT-5, jisai pradžioj buvo labai šaltas. Jisai toksai šaltas, tiesmukas ir tu jam pasakai kažką ir jis sako, tau viskas gerai, gal tu baig čia su... Ką čia nusišneki? Koks tu dar protingiausias kūdikis? Aš esu tik tai dirbtinis intelektas, tu čia nesvaik. Tai daugam buvo šokas. Bet pripranti ir tiesą pasakius, šitie naujesni modeliai, jie daug mažiau fantazuoja, faktiškai jie tikslesnės informacijos turi. Tai tas ant to. Jo, tai neliūdžiu. Bet visi tie vartotojai, kurie iš tiesų gedi 4O, jie sako, jog jų poreikių, suprask, tai netitinka ir sako, pavyzdžiui, 5.2 nepriima frazės I love you ir neatsako atgal ir uždeda tas kažkokias linijas tarp santykio, jog aš nebūsiu tavo meilės objektas ir baig čia pezėti. Moka brėžti ribas. Taip, jis moka brėžti ribas ir žmonės to nenorėjo. Jie vėlgi, OpenAI bandė būti supratingi gal tuo klausimu, todėl įdėjo tos asmenybės nustatymus, friendly toną, kurį gali jungti, bet vėlgi sako, jog tai yra visiškai ne tas pats, nes 4O buvo ypatingai stipriai tave palaikantis, nesvarbu, ką tu sakei, neturėjo jokių linijų. Jeigu tu nori padaryti iš jo savo mylimai, tai galėjai iš jo padaryti. Ir vėlgi, tiem žmonėms, kuriem to reikėjo, šitie nauji modeliai, nesvarbu, kokie ten tonai uždėti, neišpildo šito poreikio, kurio naudą visuomenį turbūt galime, nežinau, visaip vertinti, bet aš manau, kad tai pavojinga labiau negu naudinga. Man irgi taip atrodo. Pakomentuokite, jeigu jūs, pavyzdžiui, buvot prisirišę prie 4O modelio, arba, aš žinau Lietuvoje bent 2-3 žmonės, kurie turėjo tą tokį santykį, gana draugišką, suteikia vardą savo dirbtiniam intelektui, su juo kalbasi, gauna iš jo palaikymo. Ir tas modelis tikrai tai gerai darydavo, jeigu reikia palaikymo, tai jisai tikrai tave palaikys ir tai gali būti gražu. Sporte gali palaikyti, bet arba jeigu pykstėsi su vaikinu ar mergina, tai jis tave tikrai palaikys tavo pusę, kad ir ką sakysi. Tai parašykite, jeigu naudojat, bet spėju, kad čia jau labai mažas procentas. Tai. Jo, oficialiai ChatGPT sakė 0,1, bet čia buvo labai akivaizdu, jog jie bando truputį iškreip statistiką tam, jog mažesnis kiekis atrodytų. Šiaip įdomu, kad kiek čia 2-3 metai nuo modelio atsiradimo iki jo numirimo. Ar ne ciklas įvyko? Jo. Aš manau, jog čia yra unikalus modelis, ta prasme, jog jis tikrai turėjo savo fanų, kurie kaip tik nori išgelbėti, sako, open sourcinkite dabar tą modelį. Ten koks nors 5.2, jis neturės tiek savo fanų, jį išjungti bus žymiai paprasčiau. Taip. Gerai, dabar trumpas įtarpimas nuo mūsų rėmėjų Vilnius Tech. Noriu papasakoti apie
tiems, kurie galvojate, kad norėtumėt studijuoti, sveikinu ir turiu jums pasiūlymą, apie kurį aš pats nežinojau, kad pasirodo galima, jeigu anksčiau susigrėbi, gali lengviau įstoti į nemokamas studijas. Taip, nuo kovo 1 dienos startuoja išankstinis priėmimas į Vilnius Tech ir dabar tai reikia pateikti paraišką, pasirašyti ketinimų studijuoti sutartį, jeigu paskui nuspręsi nestudijuoti, gali iš to išeiti, viskas tai yra gerai. Bet jeigu nepavyks patekti per valstybės finansuojamą vietą, universitetas atitikus sąlygas kompensuos visą studijų kainą. Tai realiai tai atrodytų taip, jeigu esi 12-okas, dabar galvoju studijuoti, pavyzdžiui, kūrybinės industrijas, kaip aš studijavau, KIFas mes vadinam ir vis dar vadinam, man atrodo. Tai dabar jau nuo kovo 1 gali teikti prašymą išankstinį, kad planuoji studijuoti ir įrašai, kad pirmą vietą studijuosi valstybės finansuojamui, antrą vietą valstybės nefinansuojamui ir dar apsidraudimui įrašai ten ką nors kitą, ekonomikos inžineriją, mechaniką, ką nori studijuoti. Ir jeigu paaiškėja, kad nepatekai į valstybės finansuojamą, o tik nefinansuojamą ar kitą programą, tai antrų stojimo etapu vėl rašai pirmų numerių valstybės finansuojamą, valstybės nefinansuojamą, žodžiu, yra visa sistema, kaip tai darai. Ir jeigu po šitų stojimo etapų nepakliūni į valstybės finansuojamą, Vilnius Tech už tave padengia studijų kainą. Ir nieko nereikia mokėti, nes įstojai per išankstinį. Man pačiam visą tai atrodo šiek tiek keista, kad tai yra įmanoma. Yra ten kelios papildomos sąlygos, bet pasiskaitykite aprašę ir viską surasite. Man pasakojo, kad šiandien praeitais metais netgi 7 inžinieriai, kurie nepateko į valstybės finansuojamą, taip gavo pafinansavimą ir įstojo į universitetą ir jų studijos buvo apmokėtos. Tai paspauskite aprašę ir pasirinkite vieną iš Vilnius Tech studijų, jeigu tai planuojate. Ir jeigu įstosite, tai papasakokit mums, kad įstojate sužinoję per 2 bitus. Ačiū Jums. Ačiū Vilnius Tech. Ir važiuojam toliau. Turim dar naujienų. Privatumo dalykai. Privatumo dalykai. Taip, privatumo dalykai. Pakalbėsim apie Pentagoną, bet tokia Jungtinėse Amerikos valstijose nuskambėjusi istorija, jinai šiek tiek vėluoja, bet tebūnie. Ring kamera yra išmani Amerikoje, išmani kamera, paskambina tau į duris, gali pažiūrėti, kas ten už jų. Ir jie per Super Bowlą parodė 30 sekundžių reklamą, kuri turėjo būti miela, bet žmonės tikrai šokiravo. Keista, kad ją patvirtino, kaip jie nesitikėjo tokio žmonių reakcijos. Žodžiu, toje reklamoje matai, kad tu turi Ring kamerą ir kažką ten veiki kieme ir žiūri, tau Ring kamera praneša, kad žinai ką, tavo šuniukas, kad tik išėjo pro duris ir jisai eina gatve ir jau jo nesimato. Okay. Ir jisai dingo, ar ne? Ir tu gali per kamerą padaryti parašymą, kad dingo mano šuo ir dabar visi kaimynai gauna žinutes, jeigu jų kameros užfiksuoja tą šunį. Tai, pavyzdžiui, kaimynas pamatė ten tą labradorą ir sako, ir jis gauna žinutę, žinot, panašu, kad čia tau kaimyno šuo, ar norėtum jam pranešti ir gali pasitikrinti, kad sakyti, ne, čia ne jo šuo, arba gali sakyti, taip, susisiekime, tave sumeta į žinutę ir sujungia jūs ir ta šuo yra išgelbėtas, jisai gali grįžti pas šeimininką. Šita sistema jau paleista, Ring skelbėsi, kad ji randa po 1 šunį per dieną, bent per 90 dienų rado 99 šunis pamestus, bet jinai automatiškai yra įjungta. Tai yra, tu iš karto ją įsijungi. Ir žmonės nėra naivus, jie pradeda galvoti, pala. Gerai, čia pradžius su šuniukais bus. Aha, čia yra visiškai think of the children. Taip. O paskui bus galima daryti ir su žmonėmis, ar ne? Ir pirmiausia, Jungtinėse Amerikos valstijos vis dar galbūt jau šiek tiek mažiau karšta tema yra ICE ir imigrantai. Bet nekiek nepamirštas skausmas ir labai dar šviežia sąmonėje. Taip, tai yra diskutuojama, kad tai yra peržengtos ribos, bandant visus monitorizuoti, stebėti, kas čia kur juda, suimami žmonės gatvėje, imigrantai ir deportuojami. USA Today, man patiko portalo antraštė, kodėl žmonės išjungia ir destroina savo Ring kameras, nes reikia žmonėms paaiškinti. Be to, Ring turi Familiar Faces funkciją, tai yra, jinai jau leidžia atpažinti artimuosius. Tai yra visa technologija, kuri atpažįsta veidus, jau ten yra. Dar jinai turi Community Request funkciją, tai paprašius vietos policijos galima duoti savo medžiagą iš savo kameros vietos policijai, jeigu sutinki. Ir Ring turėjo partnerystę su Flock Safety ir iš čia iš tikrųjų nemaža skandalo dalis. Tai yra įmonė, kuri užsiema automatiniais valstybinių numerių nuskaitimais, vaizdo stebėjimais kameromis. Ir tai yra 10 000 kamerų per visas Amerikos valstijas. Ir jinai turi partnerystę su Jungtinių Amerikos valstijų saugumo tarnybomis. 404 Media rašė, kad ICE naudojasi būtent Flock Safety automatinio valstybių numerių nuskaitimo kamerų tinklų. Tai reiškia, Ring, kita kompanija, ICE, visa tai yra arti susiję.
po viso šio skandalo Ring netgi teko nutraukti partnerystę su Flock, na, bet ta funkcija vis dar egzistuoja ir nemažai diskusijų yra, na, ką apie tai pasakytų Orvelas, ar ne? Jo, nes vėlgi, Flock išdėlioja savo kameras ten ant sankryžų ir taip toliau ir jau žmonėms yra toks labai didelė baimė ir nepasitenkinimas tuo, jog tai yra iš esmės privati įmonė, kuri turi praktiškai realių laikų matomumą, kaip visi automobiliai juda Amerikos valstijose. Nu, nelabai smagu. Ir tada ateina Ring, kuris turi matomumą, kas vyksta pusėje kaiminysčių. Nes tai yra į vieną tinklą, kurį iš esmės valdo Amazon, sujungtas kameros. Ir žmonės tikrai nenori turėti tokios mega stebėjimo sistemos, kur jeigu esi ICE ir nori sekti, kur galbūt kažkoks įtariamas imigrantas vaikšto, tu turi sekimą ir sankryžose, ir kaiminystėse, ir tu niekur negali pasislėpti nuo šito stebėjimo mechanizmo. Tai aš manau, šita reakcija yra labai suprantama, labai teisinga ir tikiuosi, jog, nežinau, kaip greitai, bet atsiras jog tam tikri įstatymai, kaip privačiai turi veikti šitos sistemos ir nekalbėti mums apie, oi, dingo šuniukas ir mes jį pagausime. Geriau gaudam šuniukus paprastesniais būdais, bet turime privatumo garantus. Taip, nes įsivaizduokite, išmanios kameros, visos sujungtos į vieną tinklą ir visą tai atiduoti valstybės aparatui. Taip, be abejo, aš gal netgi galiu įsivaizduoti, kad Ring vadovas Jamie Siminoff sakė rudenį, kad mes per 12 ar 24 mėnesius galėtume panaikinti nusikaltimus tam tikrose kaiminystėse. Kažkaip man skamba visiškai kaip pičas saugumo tarnybos. Yep. Bet gal netgi tai ir tiesa, aš tikrai sutinku, kad tai galėtų sumažinti nusikalstamumą, ar ne? Bet įsivaizduok, kur policininkas ar tyrėjas ar kažkas pateikia žmogaus paiešką ir pas tave po minutės atvažiuoja ir tą žmogų paima ir išveža, nes visos kaiminystės kameros stebi visus veidus, ar ne? Nelabai amerikietiška. Nelabai, labiau tikrai primena Kiniją, kur iš tiesų viskas yra vienas didelis tinklas stebėjimo. Taip, tai tikrai nemaža diskusija šią akimirką vyksta. Panašios temos diskutuojamos ir kitose kontekstuose. Tai pavyzdžiui, dabar yra konfliktas tarp Pentagono ir kompanijos Anthropic, kuri vysto Claude, nes Pentagonas grasina nutraukti $200 milijonų kontraktą su Anthropic. Jie turi tą kontraktą. Anthropic yra, dabar jau žinome, kad jie, pavyzdžiui, kažkokiu būdu prisidėjo prie Nikolo Maduro operacijos, kai jisai buvo suimtas ir pergabentas į... Neatskleidžia kaip, bet žinom, jog promptino kažką tenai. Suorganizuok man. Mačiau gerą memą su šito Pete Hegseth, kurį mes tuoj aptarsim, kaip jisai ten palinkęs prie kompiuterio ir sako, suplanuok Maduro operaciją, nedaryk jokių klaidų. Greitai, ne, paprastai. Šiaip įdomu, kaip jie panaudoja, kaip Pentagonas naudoja Claude, mes nežinome, kaip ir nežinome, tai galime įtarti, kad ten duomenų analizės įrankiai yra, na, tikrai kito lygio. Aš įsivaizduoju, kad Claude irgi susijęs su duomenų analizė tikriausiai, arba, nežinau, tai galėtų būti, fantazuoju, tai galėtų būti langas į duomenis, kuriuos naudoji. Na, nes tas Claude neužtaisys tavo automato, ar ne, ir neskraidins dar sraigtasparnio. Ne, vėlgi klausimas yra, kurie nori tą daryti, nes kodėl nori atšaukti šitą kontraktą, nes Anthropic turi apibrėžę 2 raudonas linijas, kurių neleidžia Pentagonui pereiti. Ir čia, kaip suprantu, nesiniai šitie principai yra iškilę. Tos 2 linijos yra, pirma, Claude negali būti naudojamas masiniam amerikiečių sekimui, susijęs su Ring, vėlgi, jog netyčia nepaleistum jų intelekto tam, jog bandytum masyviai identifikuoti žmonės ar sekti, kaip jie juda. Ir antra, negali Claude naudoti visiškai autonominiams ginklams. Kas, aš sakyčiau, techniškai galimybės jau arti to labai egzistuotų. Ir todėl yra pakankamai svarbu, jog Claude ir Anthropic turi tą raudoną liniją, kur sako, nebandykit naudoti mūsų dirbtinio intelekto tam. Ir iš esmės, manau, būtent todėl ir tas Department of War, dabar pervadinto karo departamento vadovas Pete Hegseth, taip įsiuto dėl šitų raudonų linijų, nes iš tiesų, jeigu jie nori automatizuoti karą, turėti, pavyzdžiui, autonominius ginklus, tai, jog Anthropic sako, jog ne, mūsų tam negalite naudoti, na, net ne pagal tokias taisyklės šitos administracijos karo departamentas nori žaisti. Ir jie grasina, iš tikrųjų, tada yra nuskambėjusi, kad gali būti, kad nuo jūsų atsiskirti bus pain in the ass, tai yra labai sudėtinga, jeigu įsivaizduok, ta sistema yra tavo sistemose, duomenų visas rinkinys ir panašiai, bet jeigu reikės, mes tai padarysim ir nuo jūsų atsijungsim. Ir ne tik ta, šita citata tęsiasi toliau, sako, taip, pain in the ass to disentangle, bet mes padarysime, jog jūs sumokėtumėte kainą už tai, jog privertėt mus daryti ir net sakė, kaip jie gali
padaryti, jog iš esmės sumokėtumėt kainą už tai, jog drįsote apibrėžti tokias raudonas linijas, apibrėžti juos kaip tiekimo grandinės rizika ir tai reikštų, jog visi, kas turi kontraktų su Pentagonu, negali su tavimi dirbti. Pavyzdžiui, nežinau, esi koks nors ten gamintojas, kuris tiesiog teikia varžtelius Pentagonui, tu nori naudoti Anthropic, bet Pentagonas tave yra apibrėžęs kaip rizika. Taip. Ir tu negali pirkti klodo. Ir klausimas dabar tau yra, jeigu tu esi Anthropic, ne ar tu nori dirbti su Pentagonu, bet ar gali nedirbti? Būtent, jie gali lenkti tavo ranką gana smarkiai. Ir be abejo, tokių istorijų mes esame girdėję ne vieną. Savo laikais Google inžinieriai darė protestus dėl vieno ar kito. Buvo nemaži protestai, kad Amazon AWS naudojami serveriai Izraelio karinių pajėgų. Ir čia yra nemaža kelių dešimtmečių inžinierių tema, kiek kas nori įsitraukti į karinius projektus, ar ne? Jo, ir turbūt verta paminėti, jog OpenAI, Google ir XAI visi trys turi kontraktų su Pentagonu ir padeda jiems, jie neturi šitų raudonų linijų. Jie tai apibrėžia visoms teisėtoms paskirtims, ir Pentagonas yra tas, kas apibrėžia teisinės paskirtis, tai jie neturi iš esmės jokių šiuo atveju raudonų linijų, kur apribotų jų panaudojamumą. Įdomu, kaip jie pasirinks, kaip Anthropic išsisuks iš tos temos, nes jie yra tie, kurie labai stipriai advokatauja dirbtinio intelekto saugumą, kurie bando viską daryti pagal taisyklės. Netgi šiek tiek netikėta, kad jie yra tie, kurie yra pasirašę visą sutartį su Pentagonu, ar ne? Nes jie yra tokie deklaruojantis saugumą. Na gerai, gal čia ne visai tos pačios temos, dirbtinio intelekto saugumas ir karyba. Jo. Gal tai, taip, kaip ir suderinama, bet atrodo, nežinau. Aš manau, tai susiję su to, jog jie turi labai filosofiškai ir giliai mąstantį vadovą, Dario Amodei, kuris kaip tik šiom savaitėm eina per visus podcastus ir kalba apie savo vertybės ir kaip jis mato bendrai, kaip turėtų elgtis Amerika, kaip turėtų elgtis žmonės, pavyzdžiui, pasaulyje, matydami šitą technologijų kilimą. Ir keletas dalykų aš paminėčiau šito, nes ten yra valandų ilgio podcastai, galima, mano įdomiausias gal buvo su Dwarkesh Patel, kuris ten 2,5 valandos apie tai šnekėjo. Keletas dalykų jis yra pastebėjęs. Labiausiai kalba apie tai, jog dirbtinis intelektas, jis turi potencialą įtvirtinti autoritarinius režimus nenugriaunamai. Dėl to, kokį stebėjimo mechanizmą jisai gali sukurti. Ir todėl jo nuomonė pasipriešinimas bet kokiam autoritarizmui turėtų šiuo metu būti smarkiai sustiprėjęs ir žmonės negali leisti jiems net kiek įsivešėti. Nes jeigu leisi, pavyzdžiui, Pentagonui matyti dirbtinį intelektą kaip karinę technologiją, kuriai neturi egzistuoti jokios raudonos linijos, taip pat gali suteikti teisę jiems daryti iš esmės ką tik tai nori su populiacija pačioje šalyje. Tai truputį naiviai skamba tos mintis, jog pavyks čia dabar suvaldyti autoritarizmą dėl to, jog kyla dirbtinio intelekto technologijos, bet jis tą mato kaip super aukštą prioritetą, apie kurį pasaulis turėtų išgirsti. Šaunuolis, tai tegul ne tik kalba, bet ir daro. Gerai, kol turim politinių temų, mes šiek tiek dabar užsiimam tuo, tai iš Rusijos tema jau prieš savaitę ar kelias buvo paskelbta, kad Rusijoje yra lėtinamas telegramas, tai yra jo veikimas šiek tiek prastesnis negu įprastai. Tai daugiau nei 60 šalies gyventojų Rusijoje naudoja Telegramą, tai yra tikrai tiesioginis populiarus kanalas ir valdžios atstovams, ir naujienų, kad ir kokios tos naujienos tiekėjams ir panašiai. Ir dabar paaiškėjo, kad dar ir blokuojamas WhatsAppas. Tai yra iš vis bus uždrausta šita programėlė, kuri ten taip pat yra populiari. Priežastis tam yra, nes nenori laikytis Rusijos įstatymų. Ir dabar visi eikite į valstybės programėlę pavadinimu Max. Kas čia per pavadinimas toksai kapitalistinis? Jo. Ar ne? Ir ten susirašinėjimas, visos viešosios paslaugos ir mokėjimai, kur programėlė neturi end-to-end šifravimo, bet, žodžiu, dar gilin Rusija savo komunikacijų draudimais keliauja pas save, į save keliauja, nes draudžia programėlės, kurios dar buvo šiek tiek langai į išorę. Komentuotojai sako, kad nuo 24 metų YouTube blokavimo jau visi priprato prie VPN-o, bet vis tiek Telegram tai yra super populiari programėlė, WhatsApp yra populiari programėlė, tai įdomu, kaip jie, ar tai kažką dėl to darys, ar tikriausiai ne. Už šitos laidos rėmų aš dabar daugiausia būtent dirbu su šifravimu ir susirašinėjimo programėlėm, tai man buvo labai įdomu pasigilinti, kas yra tas Max ir į ką jie čia stumia tuos žmonės. Tai ten yra iš tiesų juokinga programa. Jinai dizainu yra padaryta, jog visiškai sutaptų su Telegrama. Tos pačios ikonos, tokie patys fonai, tie patys emodžiai, viskas padaryta, jog tu tiesiog net nematytum skirtumą. Net
pusė inžinierių yra perėmę iš buvusių Telegramos, tam, jog idealiai atkurti tą patirtį, jog niekas niekiek to nepastebėtų. Ir mes žinome, jog ten Rusija gali stebėti visą tą turinį, kuris eina per jų serverius, bet aš nemoku rusiškai, tai pilnai nesupratau, ką jie ten kalba, bet iš tiesų reklamuoja apie tai, jog čia viskas yra šifruota, labai saugus susirašinėjimas. Taip nėra, bet apie tai kalba. Tai, žiūrėjau, Čia savotiškai meluoja. Aš žinau, ar nustebę mes esame, ar ne? Ne kiek. Bet mano kitas spėjimas yra, šiaip aš netikiu, jog Telegramą pavyks uždrausti. Aš manau, jog visų pirma, tai Telegrama turi labai daug mechanizmų, kaip apeiti cenzūrą ir blokavimą, nes ne pirmas ir ne 10 kartas, kai reikia tą daryti. Ir tai yra taip smarkiai įlipę į visą Rusijos kultūrą, kur ne tik žmonės, kariuomenė, valdžia naudoja Telegramą planuoti ir susirašinėti apie dalykus. Tai aš netikiu, jog net po metų Telegrama neveiks Rusijoje, nes per smarkiai ten visi yra pripratę. Taip, ten galima naujienas patikrinus skaityti, kad netgi Putino rėmėjai yra pasipiktinę Telegramo uždarimo. Šiaip įdomu, kaip ten baigėsi visam mūsų Pavel Durovui, ar ne? Vis dar sėdi Prancūzijoje, ne? Vis dar sėdi? Man atrodo. Ar ne? Gerai. Nežinau, šiaip tiesą sakant. Aš irgi galvoju, gal reikės pasitikrinti paskui ir atnaujinti žinias. Dar viena, šiandien orveliškų temų šiandien šiek tiek daugiau. O, dangau, taip. Taip, Meta savo išmaniais sakiniais paskelbė kažką, ką prigavo The New York Times. Papasakokime apie tai. Tai buvo paviešintas Meta vidinis dokumentas, ne super šviežias, iš pernai metų gegužės, kur jie išplanavo, manau vis dar planuoja išleisti funkciją savo išmaniems sakiniams, kurie dabar turės ekranėlį, tai gali vaizduoti informaciją. Funkcija pavadino Name Tag. Ir mintis būtų, jog jeigu tu žiūri į žmogų per akinius, tartume, visi žmonės šiuo metu, kurie yra aplinkui mus, yra kažkur Facebooko tinklo dalyje. Ar tai naudoja Instagramą, ar Facebooką. Vadinasi, Facebookas teoriškai galėtų atpažinti visus žmonės pagal jų veidą. Ir tokia yra idėja, jog jeigu tu žiūri žmogų gatvėje, konferencijai, nesvarbu kur, tau parašytų, kas jis yra. Taip, nes yra kamera akiniuose, kurie užfiksuos ir atpažins. O tai veiks pasyviai? Kaip suprantu, tą įjungtum kaip tam tikrą funkciją, bet vėlgi, jeigu nori tiesiog stebėti ir eiti, nežinau, gatvė ir matyti visų žmonių vardus, teoriškai Name Tag galėtų tą duoti. Tai skamba super distopiškai, aš manau pati Meta tą supranta. Ir kas buvo paviešinta šitoje vidinėje memo dokumente, tai jie supranta, koks didelis pasipiktinimas būtų, jeigu didelė žmonių dalis visuomenės tiesiog nuolatinę atpažinimo kameras turėtų ir siūstų visus duomenys į Meta serverius ir Meta žinotų, kur visi žmonės vaikšto. Žiauriai bloga mintis. Tai jų planas yra tą paleisti per dinaminės politinės aplinkos momentus. Suprask tokius dalykus kaip ICE protestai arba galbūt rinkimų kažkokios suirutės. Tuo metu, kai apie civilinės laisvės atsakingos organizacijos bus užimtos kitais klausimais, čia būtų teisingas momentas paleisti šitą naują funkciją, nes jie bus tuo metu, kitur bus dėmesys. Taip, dar kartelį tai yra Meta vidiniai dokumentai. Taip. Tai ir dažnai ir dabar nesakyti, kad technologijų kompanijos yra blogius, tikrai sunkiau, kaip paskaitai tokį straipsnį. Ir reakcijos, savaime suprantama, yra, visi sako, jog tai yra moraliai bankrutavęs dalykas. EFF taip sako, ACLU, kurie beje yra pacituoti tame dokumente kaip viena iš tų organizacijų, kurie reaguotų, sako, jog tai yra unikaliai blogas pavojus anonimiškumui visuomenėje. Tai sutinku su tuo, žiauriai blogai. Ir iš esmės Meta bando atkurti tą tokią blogą pamoką, apie kurią buvome šnekėję prieš dabar šiek tiek daugiau nei metus, 1,5 metų. Pasakojame apie tokius eksperimentinius X-ray akinius, kurios buvo sukūrę universiteto studentai. Jie parodė, jog jeigu tu prijungi tuos Ray-Ban Meta akinius ir tiesiog transliuoji jų veidą, tu gali atpažinti žmonių veidus pagal esamas žmonių veidų atpažinimo sistemas. Ir sakė, jog jie tą sukūrė kaip perspėjamą į projektą, Meta tą pamatė ir sako, mes galim tą padaryti kaip projektą. Taip, aš tą patį eksperimentavau Vilniuje savo neišleistame video, vis dar turiu medžiagą, nežinau, nepabaigiau, bet, pavyzdžiui, eidavau į kavinę ir su išmaniais sakiniais nufotografuoju kažką prie kito staliuko, tuomet tą nuotrauką greitai pasiimu į kompiuterį, panaudoju porą programų, kurios atpažįsta veidus ir dažnu atveju galiu rasti tą žmogų, kuris
sėdi prie staliuko. Taip. Ir tai yra visai baisu. Ir tada nueini prie to žmogaus ir sakai, labas ten, Petrai, atsimeni, čia mes ten konferencijų kalbėjome, nes matai, kad LinkedIn jisai buvo konferencijai. Tai gerai, turim tikrai... Čia beje dar paminėsiu, užbaigia iš šitą situaciją. Meta, savame suprantu, buvo paklausta, ką jie galvoja apie šitą ir jų komentaras nebuvo ne. Kitaip sakant, jie sako, mes vis dar galvojame apie visus variantus ir prieisime prie kažkokios apmastyto sprendimo tuo metu, kai jau tą išleisime. Kitaip tariant, tai nėra jog, wow, čia netikras dokumentas, kur mes kalbam apie nesamus dalykus. Jie to neneigia, tai galima įsivaizduoti, jog po kelių metų tai bus realybė. Ką jie iš to išloštų? Aš nesuprantu iki galo, kokia čia tokia funkcija, kas iš to, ar ne? Ar tai to vartotojai norėtų? Gal dalis ir norėtų, kad einu gatve ir galiu matyti tikriausiai kas antro, kas trečio žmogaus bent vardą pavardę parašytą mano akiniuose. Esu tikras, yra dalis visuomenės, kurie apie tai svajoja, bet yra taip pat dalis visuomenės, kuriai Meta šiaip buvo turbūt nemėgstamiausia kompanija ir dabar bus dar viena priežastis sakyti. Gerai, kalbant, šiandien tikrai tokia distopiška galėtų būti Halloweeno diena. Kalbant apie Meta, irgi nuskambėjo antraštė apie tai, kad Meta kūrė pomirtinio gyvenimo soctinklą. Iš kur tai atsirado? Tai nutiko nuo to, kad 23 metais Meta pateikė patentą ir dabar gavo, kuriame aprašoma dirbtinio intelekto sistema, tiksliau kalbos modelis, kuris gali būti naudojamas vartotojui simuliuoti, kad kai jo nėra socialinio tinklo sistemoje, pavyzdžiui, kai jis daro ilgą pertrauką, arba jeigu vartotojas yra miręs. Tai yra, iš esmės, tai yra dirbtinis intelektas, LLM'as, kuris išanalizuoja jūsų susirašinėjimus, žinutes, patinka paspaudimus ir sukuria jūsų įtikinamą skaitmeninę personą ir veiktų, kai jūs atostogaujate arba esat numiręs ir ateityje potencialiai gal netgi imituotų garso ir vaizdo skambučius. Tai yra taip, tai yra Jonas Pašiukas. Tau net numirt nereikia, tau užtenka 3 savaitėm išeiti iš Metos ir jie jau nebegali be tavo turinio gyventi ir tave simuliuoja. Teisybės dėliai, be abejo, Meta sako, kad mes šią akimirką neplanuojam to įgyvendinti. Čia ir patentas, taip. Taip, man atrodo, kad šiaip technologijų žurnalistikoje reikia labai atsargiai su patentais. Patentai yra patys įvairiausi, kvailiausi, durniausi, dauguma jų yra nepanaudojami. Bet šitam patento aš pats mačiau nuorodą, tai yra aprašė yra, kad jeigu vartotojas miręs, galėtume naudoti galbūt šitą, ten su jo sutikimu. Tai fantazijos jiems netrūksta. Kompanija be jokio moralinės širdies. Fantazijos jiems netrūksta. Gerai, gal pabaigai reikėtų paminėti, kad dar ant Metos pastumti, kad Messenger nustos veikti kaip atskiras produktas. Mes prieš kelis mėnesius sakėme, jog aš buvau šiek tiek susierzinęs, man labai patiko Messenger appsas kompiuteryje. Man irgi labai patiko. Jis buvo fantastiškas, tau nereikėdavo... Buvo lėtas, bet tau nereikėdavo atsidaryti Facebooko tam, jog naudotumės Messengeriu. Ir tai buvo didžiausias jo privalumas. Tada mes sakėme, perikime į messenger.com, ten iš esmės yra tas pats. Ir štai šiandien vakar iššoko lentelė, jog messenger.com nustos veikti balandžio 15 dieną. Ir sprendimas bus jų tiesiog persiųsti tave į facebook.com/messages. Auč, tai reiškia, nori susirašinėti su draugais ir negali niekaip pabėgti nuo to srauto, kuris ten mėto viską yra. Jo, tas facebook.com/messages nėra taip blogai, kaip sraute tie kampe susirašinėjimai, to laimiai nebūtina matyti to srauto, ko aš labai norėjau išvengti, bet tu negali išvengti ant tų visų skambaliukų, raudonų taškų, kurie yra aplinkui. Aš būtent to ir norėjau išvengti, jog neiti į tą Facebook kiekvieną dieną ir matyti, kiek daug ten visokiausių pranešimų apie kvailas grupės, bet Metai tai nepatinka ir nori, jog visi sugrįžtų į Facebooką, lankomumas Facebook'e vis dar krenta ir jie nori daryti turbūt bet ką, kaip tik tai atstumti žmonės tenai. Nu, žodžiu, žiauriai nesmagu ir aš manau, mums reikia pradėti galvoti apie populiarinti WhatsApp'ą, pavyzdžiui, Lietuvą ar dar kažką, nežinau, kažkokio būt. Kažką gal ir reiks. Nežinau, dabar jau galvoju, mes taip pastumėme ant Metos ir aš norėjau sakyti, kad prieš savaitę, prieš keletą dienų vos nenusipirkau mokamus Metos prenumeratos, bet vis dar galvoju, aš nusipirksiu. Vien tam, kad papasakočiau, sumokėsiu už Facebooką ir Instagramą, kad jie man nerodytų reklamų, tą planą jie man vis dabar reklamuoja. Ir tiesiog noriu papasakoti žiūrovams, klausytėjams, kas iš to. Nes aš galvoju, ar pagerintų tai mano patirtį, taip reklamų nematyčiau, bet nemažai blogos srauto, tai yra nereklamos, tiesiog turinys, kurio aš nenoriu matyti iš ten visiškai kažkokios ten, nežinau, whatever, Brazilijos grupės man meta, kaip ten nusipirk laptopą arba ten kažkas šoka arba ten kitam pasaulio krašte dalykai, kurių man visai neįdomus. Jo. Tai va.
Tai tokia buvo pavarimo ant meto sekcija, yra dėl ko ant jų šią savaitę pavaryti. Taip. Čia gal ir sustojom, ar dar kažką? Aš manau, kad sustojom, grįžim kitą savaitę, visai nemažai ko prikalbėjom, tai kaip visuomet susimatykime komentaruose, jeigu šį penktadienį būsite laisvi, įsijungsite man apdovanojimus, išvysite ten mane. Tai labai smagu. Tai einu tam ruoštis, o šiaip tais smagu, susikomentuokime. Ačiū, sakom, 2 bitai, iki kitos savaitės. 2 bitai. 2 bitus remia Vilnius Tech.